Vlogas. Šiandien bandysiu tvarkyti Miatą. Turiu nusipirkęs naują termostatą, nes po praeito karto driftinant Marijampolį taip ir neįsiaiškinom, dėl ko motoras kaista. Tai bandysiu pradžiai pakeisti termostatą. Labai tikiuosi, kad pakeisim termostatą ir to užteks ir veiks. Tai sėdam į mašiną. Šiaip termostatą pakeisti žiauriai lengva Miatui, tai net nereikia nieko čia išardyti, nieko išimti, tai tik tai reikia šitą nusimti šlangą, atsukti šitus du varžtus, atjungt fiškę ir realiai termostatas čia vietoj. Bandom išsiardyti, tikrai nebus blogai. Tai va, greitas update'as, nusiėmiau šlangą, dabar atsisuku šitus varžtus du ir tada žiūriu, kas toliau yra. Stengiamės nepamesti šito braketo, kad ir ką jisai prilaiko, šiaip turėtų šitą prilaikyti. Ir šitą vietą apsivaliau, šiek tiek kraunu naują termostatą ir tada testuosim, ar nekaista. Tai viskas, surinkau atgal tuos, nepamirštam aišku uždėti temperatūros daviklio, įsipilt antifrizo, jeigu jo trūksta. Tai dar čia turiu šiek tiek maksiminių antifrizo, tai reikia jį ir supilt. Kol parsivežiau antifrizo papildymą, tai ir spėjau sutemt, greitai supilu antifrizą ir užkuriu pažiūrėti, ar nekaista motoras. Video vlogas. Šiandien važiuoju su juoda Miata į Marijampolę. Ten pasimsiu kietą stogą. Ir dar visai neblogos naujienos tiem, kurie labai norėjo RX7 video. Tai žiūrėkit toliau, šiandien jūs nudžiuginsiu. Aš jau Mariukiai. Dabar žiauriai geros naujienos tiem, kurie labai norėjo RX7 video. Važiuoju aplankyti draugą Valterį. Jis turi RX7. Važiavau prie jo namų, dabar parevinsiu ir jis turėtų ateiti. Kiekvienas save gerbintis automanas turėtų pažinoti Valterį, tai tas bičelis, kuris turėjo labai fainą mėlyną S14, 200 SX, Silvija, kad ir kaip pavadinsit. What's up? Nu, tai einam, rodyk, ką turi. Rodyk žvėrį savo. Neriksau tau tokį patį dėsiu. Po uždangalais. Nori padaryti tokį reveal? Opa. Barn Finder X7. Eik, kai žvėris. Nu, buferiai seni. Lentynos, slenkščiai slūžė. Nu jo, čia reikia gero poliravimo, Čia yra 1.3 su 200 arklių. Jo, ne, daugiau arklių, palauk. 1.3. Jo, 1.3 su 2 turbom. Apie 300 arklių, man rodos, skaitos jos. Jo. Standartė. Tai čia, kai jinai važiuos, tai bus žvėris. Kažkokio bičo, bet tai palauk, kaip tai dabar V5, tai tipo aš. Tavo vardu jį man perrašys. Jo, jeigu tu UK adresą turi. Bet aš turiu būti registruotas Anglijai? Ne, nebūtinai. Tik adresą turi turėti. Čia nardis? Čia kiniškas visiškai, ta prasme, ką juda? Čia trenktumės kur nors, tai kaip per tą video, kur bičias... Jo, kur lieka. Tai va, pabuvau pas Valterį, realiai nebuvo labai daug, kad ten pasifilmuoti, nes projektas dar vis stovi garaže, laukiu, kol užkurs, nes šiek tiek yra problemų su vakumais, tai dar man davė
RX 7 rankinėlių, kurias galėčiau pabandyti padaryti karboninės, tai šitas irgi pažiūrėsim, kaip išeis. O kas dėl RX, tai tiesiog lauksim, kol užkurs, tada bus galima žiūrėti, ką toliau daryti. Galbūt jau ateinančią vasarą galėsim sukti ratus kartu su Supra. Tai tiek. Tai va, o dabar laikas hardtopui. Man tau kažką apsivalyti, ar ką? Ne, ką tu nori valyti? Šitai mašinai nereikia, ne? Kam? Čia pirkai? Ir atskirai? Buvo. Buvo? Jo. Bet va, kas gerai. Ir už tavo geresnis. Jo, nes jisai tvirtai, čia tikras rollbaras. Tai čia žiūrėk, o dar ir šitus atsiunti šoninius. Nice. Čia žiūriu, bičiukas neblogai atsiunti dovanų. Tai žodžiu, naudosim šitus stipresnius tvirtinimus, koks jų yra pliusas, kad hardtopą pritraukia stipriau ir pati guma įsitempia geriau. Opa, ir stogas tvar. Jo, tai įtari reikės ten tuos kažkaip užsukti. Jo, tai jau čia prikabintas. Jo, tai šitas prikabintas. Tai sakai, kadis kuriasi, ne? Jau, dabar aš kažkur neina kumas, bet... Opa, kaip čia švaru. Tiek ir paliksi viską? Nedaug? Jo, nu tai čia dar oro filtras susidės. Gražu. Tik tiek, kad dar nuplauti reikia vis. Kaip persivirino, pasidarė. Nice. Čia kietumas reguliuojasi? Jo. O svarbiausia, lipdukas teisingas. Tai nepakursi? Kuro užlangutis pas tave? Va. Dabar neįs iš kur. Galėsi filmuoti tą medžiagą parodyti. Ledas. Atsuktuo daviau aš tau. Jo, eina šitas sustos. Daug geriau atrodo su hardtop. Tai dabar reikia atsisukti šitus šoninius ir tuos šoninius ir uždėti šituos. Visėl, tai tie pritvirtinti. Visai čia neblogai jisai. Įdomiai tikrai atrodo. Jeigu visa būtų švari. Tai ką, viskas, hardtopas jau uždėtas, visi esminiai darbai padaryti. Dar kartą žiauriai didelis dėkui Augiui, kad nudažė hardtopą, nudažė raudoną mietą. Tai jeigu kažkam reikia dažymo darbų, normalių atsakingų dažymo darbų Marijampolėj, rašom Augiui čia. Jis tikrai supranta, ką reiškia projektai ir manau tikrai padėsim. Tai tiek, o dabar lekiam į Kauną. Video blogas šiandien vėl dirbam prie Supros. Pagaliau po jau nemažai laiko, iš tikrųjų jau neliko labai daug. Kaip ir minėjau savo Instagram'e, kad turėsiu gerų žinių tiem, kurie įsigijo Supros džempus. Tai žodžiu, gera žinia yra ta, kad tie, kas įsigys šitus Supros džempus, kažkada vasarą, kai Supra jau važiuos, galės prieiti su šitų džempu. Užteks prieiti su džempu ir kaip minimum galėsit pasidėti Suproj arba jeigu leis galimybės, tai pasistengsiu būtinai pavežinti kuo daugiau tų, kurie ateis su Supros džempu. Tai palaikom, čia yra vienas iš būdų, kaip galit prisidėti prie projektų, tai įsigydami šitus. Ir tokiu būdu aš pagaliau greičiau pabaigsiu šitą projektėlį. Taip pat mažas pastebėjimas, kad tikrai nebus visą laiką prekybo šitie džempai. Jais prekiausiu tik tai, kol dar nepabaigiau Supros projektų. Tai kitaip sakant, kai Supros projektas bus pabaigtas, tai jų įsigyti jau nebegalėsit. Jo, tai žodžiu tiek. O aš toliau einu dirbti prie Supros. Šiandien pagaliau laikas pradėti taisyti Supros buferį originalų. Reikės nemažai paremontuoti. Čia karštų klijų.